Sveiki gyvi ir labas rytas. Tai šiandien esu prie Žeimenos upės nusitrenkęs į Aukštaitiją ir tradiciškai pavasarį atvažiavau atsidaryti invazinių vėžių sezoną. Noriu padėkoti savo kelionės draugui AB Traidenis, visiems, kurie prisideda finansiškai Patreon, Contribui platformui. Paspaudžiat laiką, pakomentuojat ir ką, keliaujam į vėžiavimo nuotykius. Vakar vakare vėlai atvažiavom, tai jau nefilmavau tamsoj, užmetėm bučiukus, o šiandien trauksim. Kam pažiūrėsim, kas čia gera. Oi, kokie mizeris. Čia prie pat kranto pabandžiau. Oho, prie pat kranto kiek. Žiūrėk, ir kirtiklis apkramtytas. Va, kažkiek yra. Kirtikliukas nabagas įėjo į bučių. Jau ir suvalgė vėžiai. Galvą nukamtė, uodegą. Čia šitą irgi prie kranto. Vėl, bet jau žiauriai smulkus. Kiek čia vėl bus, koks 10. Bet jau tokie mizeriai. Šitas turbūt pas didžiausias šis sugautų. O esu kitokie piršto dydžių. Einam kitų traukti kitą pusę. Bet smulkus, ne visi. Nu jo, čia tokie kaip pirštai. Šuolį švis tik vien. Tų vėžių čia nežinau, kiek bus, gal koks 50 per visą naktį. Nu ką, pagaudėm šiek tiek vėžių. Tai pusryčią, manau, bus galima pasidaryti jau jų. Čia tokio laužaviet, nežinau, kas čia deginta, bet reikia pasitvarkyti, nes čia oficialiuose laužavietės pastovi jovalas būna. Tu ką, aš tau prasikasim, susitvarkysim. Ko čia tik nėra? Spiruoklės, metalas. Visko čia. Nu, neturėtų iškristi, bet tik... Arba tai jo, tam didžiam katų. Ar nagus taip gali. Pagalys, tam reikia sugalvoti. Gerai, tu palaužyk šitų kadaginių. Tų plonų, žinai, storučių nereikia, nes jie kaitros daug duoda. Kadaginių, kai pridedi, tai greit užverda viskas. Bet ko pasilgsiu Žemaitijoje, tiksliau, ko pasigendu Žemaitijoje, tai kadagį. Ir žinok, jeigu... Verda pirmą partiją, tai čia nedėliau sudėjimą apie 40. Nu, kol vėžė verda, galim arbatos atsigerti. Nu, fantastik. Balandžio mėnesį. Atsimenu, būdavo anksčiau tokių dainų, kad atidarėm sezoną maudymus balandžio, ten kokį 25. Nu va, pirmą partiją vėžiukų išvirė. Nu ir valgysim, ragausim, kas čia gavus. Šiaip nedidelį, va, didžiausias toks čia. Nei per delną nėra. O, su ekrais paėmiau. Nu, liukšikriukai. Nu, kaip drusko gerai? Nors
normaliai. Ane? Nepamažinai. Ne, nedėjau į mažesnę pusę. Gal krapo trūktų įmest, ne? Tokį plėsko neduotų. Nu, skonis geras, tai šį kartą tik tai druskos dėjom. Bet gavos visai gerai. Vakar parduotuvės nedirbo kaip tik. Nenusipirko maisto, šiandien galim pavalgyti normalaus maisto. Nu, iš vis 66 vėžiai. Per visą naktį nuo 11 vakar iki 6-7 ryto. Pernai, man atrodo, mažiau pagavom, bet didesnių. Šiemet labai daug mažiukų. Bet čia gali būti, kad nugaudyta tokiai vietoje. Nu, baigiam vėžių suvalgyti. Tai atidarimo sezono visai neblogas. 100 nepagavom, bet užtenka pavalgymui. Šiaip, kol šilti vėžiai, tai labai skanus, bet kažkaip, kai šala, po to man nebėr to gero skonio. Eisim traukt dabar kitų bučiukų ir varysim į kitą vietą, nes arti miestelis ir matos, kad nugaudyta. Jo kepina gerai iš pat ryto. Nu ką, einam traukt. Čia ryto nieko nebuvo. Panašu, kad čia irgi nėra. Irgi nieko nėra. Čia buvo daug ryto. Dabar nieko. Nėra. Nu, žodžiu, ne vieną nepagavom ryto. Pervažiavom į kitą vietą. Jau vakarėje, apie 6 valandos, tai dienos metu prakimarinom, pramiegojom. Ir ką, dabar įsikursim vakarui. Užsimesim bučiukus, pastatysim pavėsines ir gaminsim vakarienę. Tai atvažiavom čia prie Žeimenos, prie tos pačios upės, tik tai kokį gal 7 km prieš srovę. Pastatysiu dėl visą piktą, kad nelytų ant galvos. Tai dar tik tai kilimėlį reiks pasikloti ir miegmaišį. Bet dar neklosiu, dar miegot neįsim. Nu, bendras vaizdas toks. Laužas čia dega, jau užsikūrėm. Tai dabar tik reiktų paruošti sriubą įvirti. Pasidarysim stovą katilui. Rudenį sulaužiau pjūklą. Vis nepasikeičia, gavau dovanų iš Freediving LT. Buvo anksčiau man padovanojo silkį pjūkliuką. Tai va, Freediving LT. Įsigyt galit geros kokybės, superiniai pjūklai. Šitas daugiau toks kelioninis, bet jeigu su mašina važinėjat, tai drąsiai gali didesnį, nes maloniau pjauti ir greičiau nupjauni. Aha, raktą neturiu. Gali būt, kad neprisuksiu. Kitoj pusė reikia. Nu, ledas, naujas pjūklas. O jau čia aštrus. Nors tą naudoju visą sezoną, bet pakankamai ir toks nulaužtas, pakankamai gerai pjaudavau, štekdavau man. Virsim kopūstienę, tai turim šonkaulių, kažkokio ūkininko raugintų kopūstų, 5 bulves, nu ir vyriškai reikia 2 čili pipiriukus. Sudėsim dabar mėsą ir kopūstus, nu ir po to bulves įmesim į tegu truškinas. Visi ingredientai vienoje krovoje.
Nemanau, kad čia bus tuščia. Čia nėra to gilio beveik. Nu, kita gintas traukia. Čia irgi matos, kad labai survė stipri. Tuščia. Tuščia. Viens yra. Nupasaka vakaras. Žiūrėkim, kas šitoj upėj gero. Tuščia čia. Yra keli, ne? Tiek. Kad sunkiai. O čia bus jau riebiai. Kokį 10 jaučiu. Eisim permesim geresnės vietas. Vakare kiek sugaudėm, čia turbūt bus koks 20 bučiukų, nu neprūdas, bet vis šis tas. Varom į stovyklą, palikom mėsą ant stalo, kai kokios varnos nepavogtų. Ko metam mėsą? Ir dar čiliuko. Visi mūsų ingredientai sudėti, po truputį verda. Nu ir lauksim, kada čia viskas išvirs. Žiūrim, kas čia gavos. Kaip įkaista greit. Matai, metalas plonas. Sakyčiau, visai švelniai, nors du pipirai, bet tie parduotuviniai pipirai dažnai nebūna niekada aštrus. Kopūstėlė gerai. Gintas šnupuoja, tai turiu, kad nėra labai neaštru, gal tik man atrodo. Nu va, bus ir maistas, ir atsigersim, ir pavalgysim to pačiu. Čia netoli poligonas, girdis technika važinės. Gal naktį normaliai bus, svarbu nešaudytų. Labas rytas. Nu ką, jau po truputį prašvito, rūkas dingo virš upės, laikas eiti bučiukų patikrinti. Tai esam sumetę visumoj apie 10 bučiukų. Čia 2 upės yra viena šalia kitos, Žeimenos ir Žeimenos intakas. Tai tikrinsim. Kažkaip čia net netik, kad bus kažko, bet... Na, čia yra biški vėžių. Na, kokia graži vėgelikė. Šaltoje vandenį žuvytė. Vėgelė šiaip priklauso menkinė šeimai. Ežeruos gal mažiau, bet dažniausiai upėse, Nemune. Bet ir mažose gyvena, didelė neužauga. Gyvena, tai mes gal kokias jau 4 gal pagavom šiandien. O šiaip jos neršia žiemą, dabar po neršto jos dar aktyvios, o po to, kai atšyla vanduo, tai tokios sulėtėja. Čia iš vis šalia krantų užmačiau po šakaliais. Ir žiūrėk, nieko nėra. Jo. Priminsiu, kas nežinot, kad Lietuvoje yra 4 rūšys vėžių. Ir čia vat yra žymėtasis vėžys, nes turi va tą baltą
žymė prie žnyplės. Todėl vadinasi žymėtasis, kad su žymė yra. Ir pilvelis jokio rašto neturi, o rainuotieji turi tokį rainą, pilvelis su raudonais taškiukais. Ypač žymėtasis labai didelės žnyplės pas patinus. Pas mūsų plačiažnyplius senuosius tai nėra tokių didelių. Šiek tiek apie vėžių gaudymą. Kadangi turim Lietuvoje 4 vėžių rūšis, tai invazinės rūšis yra gaudomos visus metus. Jeigu ten nėra kažkokių upėse draudimai, nes būna upėse draudimai lašišinių žuvų, tarkim kaip žemenoje, tu irgi negali gaudyti. O Lietuvoje yra 2 invazinės rūšis, rainuotieji ir žymėtieji. Žymėtieji daugiau čia paplitę rytų Lietuvoje, Vilnelėje, žemenoje. Rainuotieji visoje Lietuvoje yra, bet jie gal kažkokios priežasties pradėjo nykti ir nėra labai aišku, manoma, kad liga yra kažkokia. O likusios 2 rūšis plačiažnyplė yra griežtai draudžiama gaudyti, jų yra, bet labai nedaug, kur likę ten pavieniai ežerai, kur upėse retai susitikęs. O siauražnypliai vėlgi, jų irgi nėra daug. Siauražnyplius leidžiama nuo Liepos 15 ten iki berods spalio 1, spalio 15, neprisimenu kažkurios laikotarpį. Tai mes gaudėm tokiais bučiukais, čia paprasti bučiukai, į vidų įdėdi žuvį, prisegi arba gali tiesiog įdėti, vėžys pro vieną skylę įlenda ir nebeišlenda. Bučiukų privalumas yra prieš samtelius, tarkim, bučiukus galite užmesti iš vakaro, rytą ištraukti ir tie vėžiai niekur nebus išėję, o samteliai tu turim pastoviai tikrinti, bet iš kitos pusės pastovus tikrinimas, ten kas pusvalandį irgi įdomus yra, kad vaikštai naktį pasišviesdamas ir tikrini tuos samtelius. Mes masalą naudojam kuoją, bet principė galim, ką jūs randat parduotuvėj, strimelę, ten karpį galim naudoti, žodžiu, bet kokią žuvį, ten vištieną kiti naudoja. Pavasarį šiaip, kiek pastebėsi, tie invaziniai vėžiai irgi nėra labai aktyvūs, geriausia ir gaudyti yra po neršto, ten antroji vasaros pusė rudenį, kur ten galima įspūdingus kiekius per kelias valandas pagauti 200-300 vėžių, nes pavasarį patelės neršia, nėra labai aktyvios, saugojas. Pas patelį reikliukai, pilvelio pačioj, nešioja, kol išsirita maži vėžiukai, kai išsirita mažus vėžiukus, tada jau jie atsiskiria nuo mamos ir gyvena savarankiškai. Kokie mažiukai, skirtumas vieno žnyplės tokio dydžio kaip šito. Va, kur senovinis laužo uždegimas, popierius ir medis. Jokių skiltuvų, jokių žiūptuvėlių, jokių beržų tošių. Nu va, čia vakaro ir šįryt laimikis. Nu, tai bus koks 50-60 gal. Užteks mums. Va, vėžiuką verda jau pusryčiam, tai bus šioks toks baliukas. Tiesa, noriu pasigirti naujų rėmėjų. Kadangi vokiečiai išgirdo mano heiterių kalbas ir atsisakė remti ir nebebus daugiau vokiečių vėliavos ant mano uniformos, tai šį kartą turiu naujus rėmėjus. Tai mane nuo šiol rems Turkija. Tai va, jeigu kas turit ką nors blogo apie Turkiją, galit man rašyti, skundus priimsiu ir perduosiu jiems. Nu, vėžiukai ragausime. Nu, ledas. O kiek mėsos koja. Apie vėžį norėčiau pasakyti vieną svarbų dalyką, kad prisigaudę vėžių nepervežinėkite iš vieno telkinio į kitą. Turim labai gerą pavyzdį su rainuotaisiais vėžiais, kai žmonės iš nežinojimo išplatino praktiškai į ežerus, į tvenkinius visur ir praktiškai mūsų dingo plačiažnyplis vėžys. Rainuotieji vėžiai perneša marą, o plačiažnyplis yra neatsparus. Dėl to išnyko plačiažnyplis, pavyzdžiui, Latvijoje galima gaudyti juos, pas mus praktiškai išnykęs yra. Tai vat lygiai tą patį nedarykit ir su žymėtaisiais.
Esu matęs video, kad kažkas parsiveža savo tvenkinius, žymėtusius vėžius. To daryti negalim, netgi yra draudžiama. Ir atrodo toks nekaltas dalykas pervežimas savo prūdę, bet vėlgi jūs negali žinot, kad tas vėžys kažkokiu tai būdu nebus perneštas į kitus telkinius. Žymėtojų vėžio buveinės yra lygiai tokios pat kaip ir plačiažnyplio. Dėl to, jeigu ateityje norėsim atkurti plačiažnyplį vėžį, tai tos nišos bus užimtos žymėtojų vėžio. Dabar dėl to reikia neplatinti. Žymėtas kol kas nėra labai plačiai išplitęs Lietuvoje. Čia turbūt Merkio baseinas, Žeimenos baseinas, Neries, Vilnelės kažkiek yra. Girdėjau, yra irgi ten arčiau Jonavos mažose intakuose. Tai vat kol kas jis nelabai stipriai plinta, bet nieks nežino, su laiku gal išplis ir į kitus upelius. Nes nereikia pamiršti, ne veltui invaziniai yra, kad ne šiaip gyvena ir nieko nedaro gamta. Ypatingai mūsų vietiniam vėžiam kenkia, muliuskam gali pakenkti, nes labai aktyvus ir greit dauginasi. Tai įsivaizduokit, jeigu čia žmonės per kelias valandas pagauna 200-300 vėžių, tai įsivaizduokit, kokie čia kiekiai yra toj upiai. Nu va, mano įrankiai visi žvejybos, bučiukai 5 naudojau, nors galima šiaip invaziniam daugiau naudot, bet užtenka 5. Tai sumoj mes pagavom čia per 2 naktis 156 vėžius, vakar 66 per naktį, šiandien 96, bet dar vakare gaudėm kažkiek. Nu, taip sakyčiau, ne per daugiausiai, bet mums užteko pavalgyti porą kartų. Ačiū, draugai, kad buvot. Jeigu patiko video, paspauskit laiką, galite suprenumeruoti, kas norit, gali prisidėti finansiškai. Video aprašyme yra nuorodos, Contribui platformai, Patreon arba tiesiogiai. Ir sakau, iki kitų susitikimų jau turbūt Žemaitijos miškuose. Ate.